Labadiena, kas vyksta Kaune klausytojai. Šiandien pristatome trečiąjį portalų laidos Laisvė nuo priklausomybių dalinai remiamos medijų rėmimo fondo epizodą. Šių laidų metu kviečiame aptarti įvairias visuomenę kamuojančias priklausomybės bei būdus jas įveikti. Siekime atkreipti dėmesį ir į mažiau visuomeniai atpažįstamas priklausomybės. Ankstesnės laidos metu kalbėjome apie priklausomybę socialiniams tinklams, tai kasmet tampa vis aktualesnė tema. Ir šiandien kalbėsime apie priklausomybę pornografijai arba nuo pornografinio turinio. Tai apie pornografinio turinio pavojus mes jau anksčiau esame kalbėję laidoje, bet taip pat gruodį paskelbėme apklausą portale, kurioje kvietėme mūsų skaitytojus dalinti savo patirtimis ir atvirai kalbėti apie šią problemą arba temą, kuri yra dar pakankamai stigmatizuojama visuomenėje. Tai būtent šiandien norėtume aptarti apklausos rezultatus ir taip pat išgirsti, kaip juos vertina mūsų pakviesti ekspertai. Tarkim, jaučiu didelį nerimą, vienatvę, įsijungi pornografijos, pasijaučiu geriau. Tikrai tarp vyrų šita problema yra žymiai dažnesnė negu tarp moterų. Ar tai didelė problema, ar maža, šeimai tai yra didelė problema. Vat pornografinio turinio žiūrėjimas iš vienos ar iš kitos pusės, jeigu jis yra toks žalingas, jisai baigėsi poros skyrybą. Su mumis šiandien studijoje psichiatras Vilius Ogenskas, sveiki. Lauja. Ir psichologas, psichoterapeutas ir Kauno apskrities vyrų krizių centro savanoris Leonidas Demjanovas. Sveiki. Sveiki. Tai mes praėjusioje laidoje jau kalbėjome, kaip minėjau, apie pornografiją, tačiau ir pavojus, kaip įveikti, kaip jinai keičiasi, bet vis tiek galbūt ne visi mūsų klausytojai matė ankstesnę laidą. Tai pirmiausia, norėčiau abiejų pašnekovų paklausti, kaip jūs apibrėžtumėte, kas yra priklausomybė pornografijai? Ar tai jau yra tokia aiškiai įvardijama diagnozė, ar visgi tai yra labiau dar kaip reiškinys arba kažkokia socialinė problema, apie kurią mes turėtume kalbėti? Tai labai įdomus klausimas, nes oficialiai ne vienam diagnostiniam manuale, tai nei amerikiečių, nei europiečių, nėra išskirta priklausomybė būtent pornografijai. Tai yra ganėtinai naujas reiškinys. Ir aš labiau apibūdinčiau kaip apie kompulsyvų seksualinį elgesį, kur pornografija yra tik tai įrankis pasiekti rezultatą, tai yra numalšinti emociją kažkokią tai, kuri yra nemaloni būti, ir dažniausiai tai yra siejama jau kaip antrinis įrankis, kai yra kažkokia tai gilesnė problema. Tai yra labiau kaip reiškinys, kaip priemonė tam tikrą prasme savikontrolės. Kur jūs brėžtumėte, tarkime, ribą tarp jau to kompulsyvaus elgesio, kaip jūs minėjote, ir tiesiog vartojimo, kuris gal dar nėra tiek žalingas? Tai labai dažnai žmonės sako, kad aš labai nedaug žiūriu, tai nėra sutrikimas, tai nieko tokio. Tai kaip ir daugumai priklausomybių galima naudoti 3 kriterijus. Tai vienas yra vartojimo kontrolė. Jeigu aš norėčiau vartoti mažiau, žiūrėti mažiau pornografijos, tai ir bandau tą daryti, bet man neišeina. Tai vat kontrolės turėjimas, tada atsiranda rizika ir žala. Jeigu tai kenkia mano santykiam, jeigu tai kenkia mano darbui, pavyzdžiui, planavau pasižiūrėti prieš darbą išeidamas trumpai 10 minučių, o išėjo, kad pavėlavau autobusą ir nespėjau ir valandą laiko, tarkim, vartoju tą pornografinį turinį. Ir trečias dalykas tai yra gėdos kaltės jausmas naudojant. Tai reiškia, jeigu aš slepiuosi, aš niekam nesakau, aš darau tą vienas, man gėda dėl to, aš žiūriu pornografiją, masturbuojuosi ir po to jaučiu ne pasitenkinimą, o kaltės jausmą. Tai labiau toks kaip kontrolinis dalykas būtų ne kiekis ir ne laikas vartojimo, bet tikslas. Jeigu tikslas yra pabėgti, nurimti, pasislėpti, tai tada reiktų kalbėti apie jau tą žalingą vartojimą, kuris galėtų būti kaip link priklausomybės eiti. Tas didelis laiko skirimas, kurį jūs minite, čia viena iš tokių problemų, nes mes... Nebūtinai. Laiko gali būti daug, tačiau, tarkim, valandą, ten 2, bet ten savaitę žiūriu, bet tikslas yra, tarkim, rekreacinis tikslas ir ne su savo partneriu. Tačiau tai nėra kažkoks, ko aš nevaldau ir ko aš bandau pabėgti. Tai kad ir didelis kiekis ir didelis laikas, tai nereiškia, kad tai yra žalinga. O esmė yra, kokiu tikslu aš tai vartoju. Tarkim, jaučiu didelį nerimą, vienatvę, įsijungi pornografijos, pasijaučiu geriau. Tada aplanko gėda, kaltė, kaip aš taip galėjau, nesuvaldžiau savo elgesį, tada mes kalbam, bet tai žalinga dalyka.
Taip pat norėjau jūsų Leonai paklausti, vis tiek savanoriaujate taip pat ir vyrų krizių centre Kauno apskrities. Kiek jums dažnai šiaip tenka susidurti su šita problema? Aš kai kalbėjau anksčiau su centro direktorė, jinai man minėjo, kad ta problema yra turbūt dažnesnė, negu mes galvojame. Taip išskirti grinai, kad tai yra probleminis klausimas, neturėčiau. Vien dėl to, kad jeigu ir kreipiasi žmonės, kartais jie kreipiasi platesnė prasme. Ir tik tai eigoje, kada jau tu pradedi bendrauti, kada jau pradedi konsultuoti žmogų, vienai par kitaip tu prieini prie šito klausimo. Todėl, kad seksualinis klausimas, tas fizinio artumo klausimas, jisai susijęs su mūsų žmonija ir mūsų gyvenimu. Ir anksčiau ir vėliau vis tiek išaiškėja, kad yra tam tikras nepasitenkinimas, tam tikras susierzinimas. Jeigu tai vertinti iš psichologinės pusės, kodėl žmonės taip mąsto, kodėl žmonės taip kalba, arba kodėl taip žmonės daro, tai pirmiausia atsakymas yra toks pagrindinis, kad todėl, kad jiems naudinga ir patogu. Ir daugelis iš jų įvardė, kad va, ta laiko pertekliaus kokybė tokia prastesnė yra ir va, sugalvoja arba pamasto, kad galėtų va, šiek tiek, bet geriau pasijausti. Fizinė prasme pasijausti. Aišku, kolega minėjo, kad aplanko tas gėdos jausmas. Gėdos jausmas jisai kaip? Jis pakankamai greit nurimsta. Ir mūsų klientai, ir tie, kurie kreipiasi ir telefonu, jeigu konsultacijos būna, arba gyvom konsultacijom, gėdos jausmas dingsta tada, kada žmogus jau pradeda kalbėti. Ir kuo daugiau kalbi, tada jisai tampa tas pokalbis toks daug atviresnis. Tai būna, pavyzdžiui, kad kreipiasi dėl to, kad sugriuvo santykiai ir, pavyzdžiui, po to paaiškėtų, kad čia yra vienas iš faktų. Iš tikrųjų tai taip. Jeigu ir kreipiasi ar šeimos, ar pavieniai asmenys, tai didžioji dalis iš jų būtent nepatenkinti seksualiniu gyvenimu. Čia jau ta išdavystė, fizinė ar emocinė išdavystė, čia yra kitas dalykas. Jis gali būti ir aktualus, ir pagrindinis, bet didžioji dalis prasideda pačiuose namuose. Tai va. Ar tai gerai, ar tai blogai, vėl kiekvienas įvertina skirtingas, vėl kad kiekvienas turi savo tą požiūrį į artumą, tą fizinį artumą, irgi tie poreikiai skirtingi, amžius skirtingas, pagal patirtis, kultūrinė patirtis, tapatybė, daug tokių sudedamųjų dalių ir kartais žmonės ne visada net gali paaiškinti, kodėl taip yra. Jūs abiejų irgi norėčiau paklausti, kokias svarbiausias neigiamas pasekmes galima įvardyti to kompulsyvaus elgesio? Jūs kelias jau minėjote dėl to, kad nukenčia žmogaus gyvenimas, artumas, gal dar kažką galime išskirti. Tai jo, jeigu imam, tarkim, tą pornografinio turinio vartojimą kaip pasekmę kažkokio tai sutrikimo, kuris dažnai būna, tarkim, nerimo, vienatvės, tada ant laiptelės tampa priklausomybė pornografijai ir sekantis laiptelis tai būna jau medicininės problemos. Viena dažniausiai tai yra erekcijos sutrikimai. Tai arba yra priešlaikinė ejakuliacija arba tiesiog erekcijos neturėjimas. Tokie vieni dažniausiai. Taip pat gali būti anorgazmė, tai negalėjimas patirti orgazmo. Dažnai atsiranda negalėjimas susijaudinti būtent su partneriu, tai per mažas stimulų kiekis. Ir iš vieno tokio kaip skaudžiausio gal pasiekmių nemedicininių, tai būna skyrybos dažnai. Paprasčiausiai pornografinio turinio žiūrėjimas iš vienos ar iš kitos pusės, jeigu jis yra toks žalingas, jisai baigėsi poros skyrybom. Tai liūdniausias, tai pavadinkime. Ko žmonės šiaip skundžiasi, kurie, pavyzdžiui, kai jūs jau identifikuojat, kad yra ta problema, kuomet jūs kreipiasi klientai, kokias jie patys įvardė tas neigiamas pasekmes, ar jie patys gal net nesupranta, kad čia būtent yra susijęs su to vartojimo pornografija? Turbūt vienas iš pagrindinių dalykų tai vertybių skirtumai. Pirmiausia, per vertybių skirtumus. Toliau tas suvokimas, ant kiek tu man esi brangus. Dėl to, kad jeigu mes vertinam tą pačią pagrindinę situaciją dabar mūsų šalyje, tas greitas vartojimas arba vartotojiškumas, tai ir šeiminiam gyvenime daugelis lygiai taip pat vertina, kiek tu man naudingas arba kiek tu man įdomus tam tikrų momentų. Ar tai didelė problema ar maža, šeimai tai yra didelė problema. Jeigu mąstysime, tai yra analizuosime globaliai, šalies, pasaulio mastu, tai nėra didelė problema. Todėl, kad jeigu ir vertinti žmonių, kurie nusiskundimus turi šiuo klausimu,
tai ten kažkur tai 4, 5, 6 procentai tik tai nuo visos tos masės žmonių, jeigu mes kalbam apie Lietuvą. Tai iš tikrųjų tai nėra daug, bet kiek yra užslėptų, ko mes nežinom. Tai jau čia tik tai žinom apie tuos, kurie pasisakė, kurie pripažino, kad tai yra problema. Bet šeimai tai yra didelė problema. Ir šeima, nereikia pagalvoti, kad tai liečia tik tai 2 žmonės. Liečia ir daugiau. Ir artimuosius liečia, ir draugus liečia, nes tai yra liktai šeimos paslaptis, liktai šeimos tabu, bet jis anksčiau ir vėliau parodo ir kitus tokius sąlyčio taškus, kad sutrinka tam tikri santykiai su draugais, su pažįstamais. Ar tiesa, čia kalbant apie jūsų gal patirtį, abiejų labiau, bet ar tiesa, kad su šia priklausomybės forma, vėlgi vadinu dabar priklausomybę, kur kas dažniau susiduria vyrų? Nes užsienį kaip ir pirmai tą robotas. Tikrai tarp vyrų šita problema yra žymiai dažnesnė negu tarp moterų. Aš tai gal pasakyčiau, kad ką aš pamačiau, kad kreipiasi tai dažniau vyrai, bent jau mano patirtimi. Ar nesu turėjęs, tiesą sakant, ne vienos klientės ar pacientės, kuri kreiptųsi būtent dėl šitos problemos, o net jeigu ir yra šitas dalykas, tarsi niekada nesam priėję prie to. O su vyrais visada būna, nesvarbu, ar kreipiasi būtent dėl šito ar dėl šito, bet probleminis pornografijos vartojimas labai dažnas reiškinys. Labai dažnai apie jį pakalbam, tarkim, kad ir ten po 5 užsiėmimų tik tais išlenda, nes apie jį būna gėda kalbėti, arba jo net negalvoja, kaip, tarkim, sprendžia santykių kažkokią tai krizę ir po 5 užsiėmimų tik tai sako, jo, tas pornografija, tai čia kiekvieną dieną, čia kaip normalus dalykas, atsikėlus po kavos. Tai reikia daug laiko prieiti prie to, nes tas pornografijos turinys nuo mokyklos laikų jis yra priimtinas, bent jau tarp berniukų paauglių, tai visiška norma, ta prasme, pasakojas paaugliai, kas ką matė, kas ką žiūrėjo, siuntinėjasi linkus, tai yra tiesiog, kaip cigarečių pakelė nebasidarau. Gal dar noriu išpagasti tas tendencijas, kurias minėjo dėl paauglių ir apskritai, kad jau tampa norma. Kada maždaug galėtume pastebėti, kad taip jau atsitiko? Aišku, čia vis tiek interneto pornografinis bitimas labai susijęs su interneto plėtra. Tai ar čia paskutinių kokių 10 metų, sakykime, toks klausimas aktualija, ar anksčiau buvo? Reikia pripažinti, kad prieinamumas yra dabar daug didesnis negu, atmeskim tuos 10-15 metų ar 20 metų atgal, tai prieinamumas yra tikrai pakankamai didelis. Kitas dalykas, vaikai, būtent tie jaunesnieji paaugliai, jų yra noras pažinti tą pasaulį ir tai susiję dažniausiai su berniukais. Berniukai nori pažinti tą pasaulį, tokį uždraustą į tabų pasaulį ir kas jiems įdomiausia, pasižiūrėkim, kaip tai yra per porno saitus. Tada jie prisižiūri įvairių dalykų, tokių pakankamai baisių ir pagal juos baisių, bet tai jie įvertina kaip normą. Ir tada, kada jau atsiranda tie romantiniai santykiai, kada tas jau paaugliškas vyresnis laikotarpis ateina, lyg tai jau turėtų būti tas fizinis seksualinis artumas, kuris artina vaikinus su merginomis, gaunasi taip, kad jie bandydami parodyti savo tą tokį profesionalumą, jie merginas išgąsdina. Nes merginos kaip ir tikisi to tokio gražaus, tokio kažkokio pakylėto santykio bendravime, o čia atsiranda toksai super mačo, super specialistas, kuris prisižiūrėjo to grubaus tokio porno saito ir jis galvoja, kad tai yra kažkas tai tokio normalaus. Tai va čia kartais tas toksai pasižiūrėjimas, kas tai yra porno ir kas tai yra erotika, jeigu paaugliukas jaunasis sumaišo, tai jam ir tas yra tinkama medžiaga. Tai nuo tos medžiagos tada ir atsiranda tokie sutrikimai, santykių sutrikimai, ne fiziniai, bet santykių sutrikimai. Mes dar tikrai sugrįšime prie diskusijos apie šitą temą, bet dar norėčiau apžvelgti mūsų apklausos rezultatus. Kaip minėjome, buvome paskelbę tikslinės auditorijos apklausą portale, porą savaičių nekadėjo, tai prieš porą dienų žiūrėjau, atsakė 166 asmenys, tai koks tai tikrai nėra reprezentatyvi, bet visgi, manau, buvo visai įdomių aspektų. Tai pirmiausia, aš tada norėčiau trumpai apžvelgti sociodemografinius duomenis, kasgi mūsų tas klausytojas, skaitytojas ir žiūrovas, kuris atsakė. Tai, kaip minėjau, 166 buvo, tai 45 procentai yra tarp 26 ir 35 metų amžiaus šitos kategorijos, 22 yra tarp 36 ir 45 metų,
Na, dar 20% jaunimas nuo 19 iki 25 metų. Šiaip nepilnamečiai vyresni asmenys, tai ten sudarė kartu mažiau negu 10%, tai vat šiandien turime jaunimą ir labiau vidutinio amžiaus kategoriją. Pagal lytį pasiskirstymas gan tolygus, 53% moterys, likę 47 tada gaunasi vyrai, panašiai kaip ir visuomeniai, moterų šiek tiek daugiau, tai 3/4 nurodė, kad yra dirbantis asmenys, visi likę yra tada studentai, moksleiviai, gal šiuo metu nedirba. 35% nurodė, kad yra vedę arba ištekėję, dar ten ko 24 ir 17 nurodė, kad gyvena kartu arba santykiuose, vienišų turime apie 20%, tai vat gerai, kad kalbam apie santykius, nes pasirodo daugelis mūsų respondentų yra vienose ar kitokiose santykiuose. Na, ir dėl išsilavinimo, tai maždaug pusė nurodė, kad turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, visi kiti pasiskirstė panašiomis dalimis, tai yra tavo profesinio, ar tik tai vidurinio ir panašiai. Tai gal tada pereikime jau dabar prie rezultatų, tai iš tikrųjų mes matome ką. Gal pirmiausia norėčiau tiesiog jūsų pirmų įspūdžių. Kas jums labiausiai įstrigo, pažiūrėjus tuos rezultatus, ar kažkas nustebino? Ar buvo taip patikėtas galbūt? Tai apie tą mentų sociodemografinę gal nustebino, kad atsakinėja vienodai tokią klausimą, reiškiasi tiek vyrai, tiek moteris. Tas įdomus klausimas, nes dažniausiai čia yra ta tema, kur atrodo, kad čia tik tai vyrai atsakinėti turėtų šitą temą, o šituo atveju reiškiasi pornografijos, nes turinys yra įdomus taip pat moteriam. Tai gal šitas toks įdomus aspektas buvo netikėtas šiek tiek. Neatmeskim dar to dalyko, kad jeigu moteris ir dalyvauja daugiau, tai dar nereiškia, kad jos domisi būtent pornografija. Jas daugiau galbūt domina, kodėl vyrai domisi šituo dalyku ir šeiminėse santykiuose, jos tam tikrą prasme likti kažkokius įtarimus turi, galbūt pastebi kažkokius tam pokyčius ir tada dėmesingiau pradeda stebėti savo vyrus ir anksčiau ir vėliau jie papuola į tą žvalgos ratą, kada moteris tiesiog jį pagauna arba prigauna kažką, žiūrint, darant kažką ne taip ir visą laiką lygindama, jinai pradeda įtarti, kad tai yra kažkokia tai įtaka iš šalies. Tai gal tada aš norėčiau dar aptarti tuos rezultatus, tai yra kaip jau žmonės atsakė, tai 3/4 nurodė, kad pornografijos paplitimas yra didelis arba labai didelis. Tai ką jums reiškia šie skaičiai? Ar reikia dėl to sunerimti, vienas klausimas? Ir kitas, ar sutinkate, kad jinai yra labai paplitusi, tai yra labai keinama, nes teoriškai pornografija kaip ir nelegali. Teoriškai. Bet praktiškai tai taip, prieinama jie turbūt iš kiekvieno įrenginio, net nežinau, ar jau išmanėję laikrodžiai gali naudoti, bet turbūt gal dar ne. Bet iš esmės turbūt kiekvienas vaikas, kuriam yra 3-4 metai, gali netyčia patekti į pornografijos tinklapį. Jeigu nėra uždėta apsaugų, tai tikrai nesudėtinga yra paspausti, netgi kartais naršant, tarkim, į daug kokias nors aktualesnės temas, tarkim, kad ir karą, arba einant link lošimų, iš karto net sunku nepatekti į pornografinį turinį, nes nėra realiai jokių saugiklių, tu prasme, nei VPN kažkaip ypatingo reikia, nei ką. Tai jeigu lygint 15 metų atgal ar 20, kur galėdavai rasti VHS kasetę pas tėvus spintoje tik tai, ir netyčia supainioti ant Liūtų karalium, pamatyti, kaip kiti gyvūnai auginasi, tai dabar tai yra kiekvieno vaiko rankose potenciali galimybė patekti į pornografinius turinius. Ir ne erotinis, o tavas man tikrai tą normalų tikrą pornografinį turinį. Vaikui tai gali būti didelė trauma, jis gali net nesuprasti, kas tai vyksta, bet tai atsiliepia tik tai paskui. Bet vėl, jeigu mes kalbam apie prieinamumą, tai prieinamumas į pornografinius saitus vis tiek jis yra tikslinis. Nėra taip, kad jis tau iškrenta tenai kartu su Lidlo prekėmis arba ten Maksimos nuolaidų kortelėmis. Tai yra tikslinis prieinamumas ir žmonės, kaip ir tikslingai jį pasirenka žiūrėti. Dar vertėtų žinoti ir tokį dalyką, kad ir karo pramonėje lygiai taip pat porno saitai arba tiesiog porno programos yra naudojamas tam, kad šiek tiek emociškai nuraminti karius arba užvesti karius. Užvesti karius tam, kad būtų jisai žiauresnis tos vadinamos užimtos teritorijos gyventojams arba gyventojams
Ir tai yra pakankamai toksai tabų ta tema, bet kadangi tenka bendrauti ir su specialistais būtent šitos srities, jie būtent paminėjo, kad ruošiant tam tikrą agresiją, tam tikrą tokį piktumą, agresyvumą kitos šalies arba užpuolamos šalies teritorijos gyventojams šitie porno filmai yra naudojami. Čia karo grįmą kontekste, nes Taip, tam neteko taip, pridėti, tenais tam karo kontekste apskritai seksualinė prievarta kaip ginklas Taip. naudojimo, tai bet labai įdomu, kad taip sakė. Tik tai dėl, kaip jūs minėjote, kad vis tiek reikia tikslingai ieškoti, tai aš gal sutikčiau dėl tų pačių svetainių, bet dabar jau ir socialiniuose tinkluose, ta prasme, kai kuriuose yra įmanoma ten rasti, prasme, pavyzdžiui, Reddit'e, man gal tas gana keista, kad formaliai nelegalu, bet, pavyzdžiui, Reddit'e yra subredditai, prasme, yra pornografijos turiniai, tai. Jo, netgi aš dar papildysiu, kad ne tik Redditas jau toks ganėtinai nusintiknai nekontroliuojamas, bet net Instagram'e galima eiti, tarkim, netendencingai, ne, bet tarkim atostogos, tada reklama kažkokių tai bikinių, tada ir taip labai lengva yra prieiti tada. Tai nuo vaturo iki pornografijos, bent jau iki erotikos yra 2 paspaudimai. Tai iš tos pusės. Pripažįstam, kad aplinka seksualizuota ir bet kuriuo atveju mus po truputį pratina prie to gražaus požiūrio kabutėse, kad tai yra normalu, kad nieko čia tokio, viskas yra gerai, viskas normos ribose. Visi taip daro, o čia dar vienas toksai nuraminimas, nieko čia tokio, ir per tą nieko čia tokio daugeliui tai tenka patirti kaip problemą. Jo, aš atrodo, kad mes dabar kalbame dėl to apie jų visiškai pornografiją, kuomet yra jų aktas rodomas ir panašiai, bet šiaip socialinės veiklos dar daug ir šiaip tiesiog seksualinės stimulacijos labai, ką jūs minėjote. Taip, madų pasaulis. Lygiai net neieškoti, kokias reparas vis tiek buvo. Madų pasaulis savo daro, pagaliau ir mūsų meno pasaulis remiasi tuo, kad, nesakau, kad demonizuoti tai, kad kažkas, kas ten užslėpta už kažkokių širmų, bet kad potekstė būtų, kad pati mintis būtų. Ir tai ypatingai jaunam žmogui tai yra toksai stimulas, pasidomėti, atkreipti dėmesį, įvertinti, analizuoti, ką jaunimas savo tarpe ir daro. Tai kalbant apie jaunimą būtent, nes apklausai irgi turėjome tokį klausimą, tai respondentai nurodė, kad 16-25 metų amžiaus jaunuoliai, jų nuomonė su pornografija susiduria labai dažnai. Tai absoliuti dauguma pasakė, kad susiduria kelis kartus per savaitę, bet antras dažniausias pasirinkimas buvo kasdien. Tai jūs prieš tai minėjote šiek tiek vaikus, tai kaip manote, ar tas didžiausias pavojus gal ir kyla šitai amžiaus grupiai lyginant su, pavyzdžiui, vyresniaisiais asmenimis? Jo, kuo ankstesnėme amžiuje pirmą kartą susiduriam su bet kuo, iš esmės smegenys labai dažnai, tarkim, 11-13 metų, ten, kai tik taip pati paauglystės pradžia yra, smegenys negeba atskirti realybės nuo fikcijos. Ir tai, ką mato, tarkim, ekrane vaikas, jisai taip priima, kad taip ir yra. Jis negali suvokti, kad yra suvaidinta, netikra, kad emocijos yra netikros. Jisai pirmą savo tą lytinį aktą įsivaizduoja, kad jis atrodys taip. O būkim teisingai berniukam, kuriam yra 15-16 metų, realiai didesnę laiko dalį ir galvoja apie tai, kaip atrodys tas pirmas aktas. Jeigu, vėlgi, pagal naujas tendencijas, jau 14 dažnai būna įvykęs, tai jie būtent taip įsivaizduoja, jie laukia, jie įsivaizduoja, kartais treniruojasi, kaip jie tą darys, ne? Tai realiai išvaidins tą performance, ne, tą savo pirmąjį aktą, kur, kaip kalbėjo mano kolega, moteris laukia dažnai to artumo šiltumo ir vyksta pirmas realiai tas kartas ir jisai būna nesėkmingas iš abiejų pusių ir tai iš karto stumia į atitolimą, į gėdą, ne? Nes tai yra tokia tema, apie kurią gėda net kalbėti, nėra ko paklausti. Ne? Retas sūnus galėtų paklausti tėvo, buvau šiandien su drauge, darėm taip ir taip, aš jai parodžiau savo judesius, o jinai išsigando. Tai retai galima tokį turbūt turėti ryšį iš tikrųjų su savo tėvais ir dėl to pradedam klausinėti savo bendramžių, kurie irgi prisimokė iš to paties. Tai mato tą problemą, kad nelabai yra su ko pasikalbėti. Jo, nėra. Taip, vaikai iš tikrųjų daug ir paaugliai palikti vieni su daug savo problemų, ypatingai kas liečia
tas tabų temas, ne, kurios, tai, vat, narkotikai, pornografija ir panašiai. Tai šiaip irgi mūsų kažkaip daugiau negu pusė respondentų irgi mano, kad nu, jau susidaroma tikrai pakankamai ankstyvame amžiuje, tai aišku, čia yra žmonių nuomonė, nebūtinai faktas, bet na, va, daugelis nurodė, apie pusę nurodė, kad susidurėma pirmą kartą su pornografija, turime 11-13 metų, na vėlgi čia kaip apibrėžti tą turinį, bet ar kaip manote, ar tas mūsų skaitytojų, klausytojų nuomonė yra pakankamai tas toks vertinimas teisingas, per maždaug tokiam amžiuje jau vis jaunesnis tas amžius? Šiaip vis jaunesnis, nes, kaip sakau, patekti yra netgi, galima palikti vaikai savo 4-5 metų telefoną ir jisai gali nuklysti per tam tikrus, bent jau iki erotinio turinio tikrai labai lengvai. Tai žymiai jaunėja tas amžius. Jeigu kalbant, tarkim, apie Skandinavijos šalis, tai apskritai 13 metų yra amžius, kai yra pradedamas lytinis gyvenimas. Švedijoje, pavyzdžiui, tai yra pagal apklausas. Vėlgi, kiek kas berniukai vis yra linkę vaikinai paankstinti savo amžių, tai tos klausimai šitie gali būti irgi kartais tendencingai atsakyti. Tai, bet principą taip amžius, sakau, prieš 15 metų turėdavai pasakinės pas tėvus, paieškot, dabar labai lengva. Kadangi man tenka dirbti ir su gimnazistais, ne su jaunesnėje karta, bet su vyresnėje karta, tai jų pasaulis paremtas tuo, kad jau jie yra labiau patyrę. Reiškia, jau gali atskirti, kur yra ta gražioji erotika, kur ta yra bjaurioji pornografija. Bet jeigu taip kalbėti, ar tai jiems aktualu diskusijose, bendravime, tai sakyčiau, kad ne. Nereikia demonizuoti mūsų paauglių ir galvoti, kad jie jau ten kažkaip labai šiurpiai vertina šitus dalykus, ar jie čia juos labai humaniškai įvertina. Tokia tendencija, kad nei taip, nei taip. Galbūt jie ir privengia tokių temų, nes jos tokios pakankamai jautrios ir jiems. Jeigu ir tėvams jautrios su vaikais, paaugliais savo, tai ir patiems paaugliams kartais tos temos nėra visiškai malonios. Norisi pasigirti galbūt savo laimėjimais, ten užkariavimais, ten merginų širdžių arba merginų vaikino, bet va to vadinamo to lovos pasaulio kartais ten pasakų būna tokių nerealių, ką jie pasakojo ne kitiems. Mes vis tiek, kas galvom apie pusę, tai taip apibendrintai kalbame, bet turbūt kiekvienas atvejis irgi skirtingas, kad tas atsparumas nepilnamečių irgi būna, sekasi ir vieni turi aštresnį kritinį mąstymą, aš tai mažiau tai. Yra turbūt problema didesnė su ypač emociškai jautriais asmenimis. Jiems tai yra skaudus dalykas ir ypatingai tada, kada jie bando lyginti tai, ką jie mato ekrane ir tai, ką jie mato santykiuose savo šeimoje. Jiems kartais labai sunku suvokti, kur tas gražumas, kur tas gerumas, kur tas nuoširdumas, nes liktai tam toje gražioje erotinėje pusėje turėtų būti liktai pakylėta ir meilės forma, ir santykių forma. Realybėje galbūt toje šeimoje nėra taip gražu, o jie per savo jautrumą negali to pripažinti, priimti, tada socialiniam tinkle pasižiūrėti, ten irgi kažkokį chaosą mato. Todėl tokie lūžio taškai ir kartais toks atsiribojimas nuo ateities santykių su kita lytimi atsiranda. Tai dar apklausė ir porą klausimų, kur prašome skaitytojų pasirinkti kelias variantus, o ne vieną. Taip pat norėčiau padėkoti mūsų pirmos laidos šiaip dalyviui seksologui Viktorui Šaporovui, kuris padėjo šitą sudaryti, pakonsultavus. Tai pirmiausia apie santykius. Taip pat šiaip tikrai išsiskyrė šitas pasirinkimas, kad net 90% įrodė, kad pornografija kelia nerealistiškus lūkesčius ir taip kenkia santykiam, dar ten nemažai įrodė, kad tikrai mažina pasitikėjimą partneriu, silpnina emocinį ryšį. Ar jūs, čia klausimas abiem, ar jūs pastebite savo darbo praktikoje būtent šitus nusiskundimus, ar dar būna kažkokių ir kitų, arba šitie yra gal dažnesni? Tai turbūt dažniausiai dėl ko ateina, tai yra būtent santykiai, nepasitikėjimas. Aš daugiau irgi su vyrais dirbu, tai sutriko santykis su partnerė. Ir apie pornografiją išlenda tik tai, sakau, po 5-6 sesijų, kad tai galbūt gali būti vienas iš tų dalykų.
Tai būtent santykiai ir yra pagrindinis nusiskundimas, dėl ko ateina. Labai retai ateina, kad tai yra jau kažkokios medicinės priežastys, vat erekcijos sutrikimas, priešlaikinė ejakuliacija ir visa kita. Pirmoje vietoje yra santykis, kaip nusiskundimas. Na, klientai dažnai įvardyja tuos pašlyjusius santykius kaip numeris 1 problemą. Tik po to atsiranda tų papildomų sudėtinių dalykų. Tai aišku, sudėtinių dalykų galbūt kiti vartojimai, kitos priklausomybės, bet anksčiau ir vėliau tos kitos priklausomybės atveda ir prie seksualinių problemų. O tada jau ieškoma stimuliatorių socialiniuose tinkluose, tikintis, kad tai kažkas tai galėtų pagerinti tos santykius. Šiaip dar daug tų santykių, ar būna žmonės skundžiasi, kad jiems dėl to nutrūko santykiai, ar tai jau būna dažniau tokia tiesiog ateina, nes tokia gana krizinė situacija? Ar būna, kad ir po nutrūkusių santykių, pavyzdžiui, veikus? Dažniau būna, kai santykių krizė ištinka. Dažniau, retai. Žmonės jau, kurie būna nutrūkę santykiai, dažniausiai sprendžia jau kitą truputėlį problemą. Kartais tiesiog nesvarbu, ar tai pornografija ir kitos priklausomybės trukdo išspręsti, kaip pasakyti, susirasti naują santykių, susikurti, nes žmogus vietoj to, kad išgyventų santykių griūti, pasinyra į tą kompulsyvų vartojimą. Tai gali būti pornografija, alkoholis, narkotinės medžiagos, gali būti kompulsyvus santykių vartojimas, ne? Tai vienkartiniai one night standai vadinami, tai irgi lygiai tas pats yra kompulsyvus seksualinis elgesys, tik tai įrankis yra ne pornografija, o Tinderis. Tai realiai yra ta pati priežastis, tai yra bėgimas nuo emocijos. O vieniši žmonės kreipiasi dėl šitos problemos? Na, aišku, kaip jūs sakėt, ne iš karto išsiaiškinam visą kitą, bet... Jo, dažnai tai būna priežastis, kodėl neišeina užmegzti ilgalaikio santykio. Būtent tie žmonės, kurie turėjo labai daug patirčių, tų vienanakščių vadinamų, tai jiems dažniausiai yra sunku išlaikyti ilgalaikius santykius, nes jie yra įpratę vartoti fizinį kontaktą. Ir jie tada sunkiai gali, jeigu, tarkim, kiekvieną dieną geri kolą, po to labai sunku pereiti prie tiesiog vandens, ne? Nes nuolat norisi tų stimulų. Tai yra labai panašus dalykas šito vietą. Dar viena priežastis būna tokia, kad ir partnerį gali pastumėti link pornografijos. Dėl to, kad jeigu ten kažkoks tai netikimas lovos santykiuose, tai tada tiesiog vienas galbūt juokais, kitas rimtai. Tai tu pasižiūrėk, pasiūlo tiesiog, tu pasižiūrėk, tu ten visai kitaip yra, o tu galėtumgi pasitobulinti. Tai čia irgi gali būti toksai, lyg tai žmogus ir negalvoja niekada, bet jį pastumėja partneris. Tikėdamasis, kad ten įvyks kažkoks stebuklas. Aš esu apie tai atskirai kalbėjęs su Klaipėdos tokio socialinio centro vadovė Dalia Puidokienė. Tai jinai yra minėjusi, kad kai kuriais atvejais smurto forma tai tampa, kad verčia žiūrėti, ar prašo to, primiktinai reikalauja, tai iš tikrųjų kraupiai skambėjo, kad tai, nes minėjo, kad tai nedažnai figūruoja, kas nuo to kelią. Jos praktikoje pasitaikė, ką. Taip. Tai šiaip dar gal įdomu yra, kad paskelbėm tokią apklausą, kviečiam žmonės kalbėtis ir beveik 80% nurodo, kad kalba nepakankamai. Ir dar 62% nurodė, kad problema yra aktuali arba labai aktuali. Tai gal ir gerai, kad paskelbėm apklausą, nes pasirodo, kad nekalba, o reikia. Tai kaip manote, ar pakankamai yra kalbama viešoje erdvėje apie šitą problemą, ar tiesiog tas klausimas koks yra, kad apie jį sunku viešai kalbėti. Bet, tiesiog aš šiaip galvoju, kad kai kalbam apie priklausomybės, Lietuvoje pornografija turbūt nebūtų pirmas pasirinkimas žmonėms. Jo, čia gal tas momentas, kad tai nebūtų pirmas pasirinkimas. Aišku, iš karto ateina dar stigma apskritai kalbėti, apskritai apie seksualinį elgesį kol kas kalbėti yra viešai dar taip labai keista, nes tai yra pompuojama iš visų pusių. Tai irgi toks ironija savotiškai išeina. Aš gal šiek tiek toks pamąstymas būtų per mažai kalbama, tai galbūt tai yra žmonės, kurie norėtų, kad kažkas už juos spręstų šitą problemą, kalbėdami, ne? Čia kaip lytiškumo tie visi klausimai. Aš su savo vaikais nekalbėsiu apie tai, bet jeigu kalbės per laidas, tai aš juos pasadinsiu pažiūrėti, bet aš tai nesivelsiu į tą dalyką, ne, man tai čia ne prie ko. Tai aš manau, kad čia gali būti šiek tiek ir to momento, nes patys, negaliu pasakyti kaip visai paaugliais, aš nedirbu, bet tarkim 18-19 metų, jau vaikai, jaunuoliai mažai
iš tikrųjų jiems ganėtinai mažai aktuali pornografija. Jie kažkaip daugiau apie visokius fintechus kalba ir startupus. Daugiau pornografijos problemas sprendžia 25-35 bent jau iš mano klientų šitus, kai jau yra kuriami ryšiai. Ta karta, kuri dar kasetes žiūrėjo. Jie matyt, dabar, kadangi yra daugiau kalbama, tai paaugliam ne taip aktualu, nes net taip nori slėptis, turbūt. Šitas dar aspektas yra. Tai va, tai dar kalbant apie paauglius, tai beveik 90% mūsų klaustųjų atsakė, kad jaunimas nėra pakankamai informuotas apie keliamas grėsmes. Ir tik 10% tikrai žino, kur kreiptis pagalbos. Dalis atsakė, kad nežino, kur kreiptis, dalis neturi nuomonės, kaip kreiptis, bet esmė, kad užtikrintų buvo tik tai apie 10%. Tai gal norėčiau kas, kodėl ar esame tada taip prastai informuoti, jeigu kažkokias išvadas galim daryti šitos apklausos, ar kur čia taip trūksta to švietimo, ar prasme, ar mokykloje, ar šeimoje, aišku, sapna, viskas šeimoje prasideda, bet kaip jūs manote, kodėl taip yra? Gal vienas iš dalykų, kad tai apskritai nėra kaip problema traktuojama, nes tarkim, narkotikai demonizuojami, čia blogis ir visa kita, nors vėlgi yra daug tų skirtingų variantų, aš nesu apskritai linkęs demonizuoti vieno ar kito dalyko, nes visada yra kažkoks saugus kartojimas, bet kai, tarkim, 30-mečiai bičiai prie savo partnerių pasakojasi, kaip kas ką žiūrėjo, tai nėra problema, tai nieks nevertina, kad tai problema ir dėl to retai kas apskritai mano, kad reiktų kažkur dėl to kreiptis. Ne kur kreiptis dėl pornografijos žiūrėjimo, tipo, niekur. Seni, tai matei vakar, kar buvo, ką apie linką siunčiau. Tai gal dėl to ir neturi kur kreiptis, nes nemano, kad tai blogai. Taip bus, šiaip iš tikrųjų, aš kaip tik ir kito klausimą norėjau sakyti, kad, ta prasme, pakankamai daug žmonių irgi nurodė, šiaip beveik irgi 90%, kad, ta prasme, jeigu jau yra žmonės, kurie nesakingai vartoja pamaleką, tai jie to nematys kaip problemos. Ar jūs tai pastebit irgi savo darbo praktikoje, kad yra neigimo kažkiek, nuvertinimo tos problemos, žmogus sako, aš turiu santykių bėdas, bet tada visiškai nesusiję to su kažkokiu kompulsyviu žiūrėjimu. Didžioji dalis žmonių, kurie turi ir kitas priklausomybės, jie dažniausiai neigia, kad tai yra priklausomybė. Todėl, kad pajusti, kada yra ta riba, kai tau jau kenkia, reikia tikrai tos darbinės patirties pakankamai daug, kad jis tai darytų, kad jis į tą pusę būtų, tas polinkis labai aktyvus. Todėl tai nepriklauso, jam atrodo, kad tai yra problema tiesiog, jis tai neįvertina šito. Todėl jeigu ten sakysi arba ten aiškinsi, kad tai yra problema, žmogus linkęs pirmą pajusti, kad tai yra problema. Čia kaip ir su liga, ar ten kraujospūdis, ar ten koks nors diabetas, kitos somatinės lygos, žmogus linkęs dar galvoti, kad jis valdo pačią situaciją. Tik tada, kada pajaučia tos pokyčius savo organizme, tada galvoti pradeda, kad galbūt kažkas turėjo tam įtakos. Tai reiškia, turi būti kažkokie priežastiniai ryšiai. Šiaip žmogus, tokia biopsichosocialinė asmenybė, tai reiškia, per šitus 3 aspektus jis stengiasi patirti viską ir lygiai taip pat patirdamas viską, kas yra gerai, vertina, kiek tai yra jam blogai. Tai tas blogai, jeigu kalbant apie pornografiją, būna labai mažai. Bet čia kaip sakytam, tų klausimų galbūt irgi žmogus turi absoliučiai viską pralošti ir tada gal suprant, kad... Dugno pasiekimas daugeliu jisai toksai ne visada aiškus, kur tas dugnas. Dugną irgi galima. Jo, dugną irgi galima, tai kiekvienam dugnas tas skirtingas, tai kol jį pasieksi, laikas toks irgi neribotas gali būti. Tai dabar vėlgi akcentuoju, kai kalbam apie tos atvejus, kai tikrai, pavyzdžiui, jau yra blogai ir daugelis žmonių nurodė, kad, pavyzdžiui, tokiais atvejais, jie iš vis nežino, kaip įvertinti tą prieinamumą pagalbos, kiti atsakė, kad jis yra prastas, bet tokių, kurie atsakytų, kad tikrai geras, kai buvo labai mažai. Tai ar mums reikėtų šiaip pagalvoti, kaip labiau kryptingai nukreipti žmonės kažkaip tos pagalbos link, nes kaip suprantu, tai dabar jeigu turi tą problemą, tai reikėtų turbūt bendrai eiti ieškoti pagalbos ar specialistų, kurie turi kažkokios patirties su tuo iš esmės. Bet nėra tiesioginio kelio, kad aš dabar turiu šitą problemą, tai iškart žinau, kur eiti. Aš šiaip nesu labai daug matęs reklamų ar kažkokių skelbimų, kad gydau priklausomybę nuo pornografijos. Tarp
specialistų. Tai gal iš tikro nėra to, kaip pasakyti, nes kaip ir minėjau pačioj pradžioj, tai iš esmės dažnai yra tik pasekmė. Žmonės ateina, vat, jaučiu nerimą, jaučiu dėl santykių tuštumą, niekas neįdomu, visam jaučiu apatiją ir tada pornografija ar ten kitas elgesys kompulsyvus yra kažkas tik pasijausti gyvybę. Nu, tą gyvumą, ne, kažkokį tai jausmą, vat, pavartojau, man biškai tam kartui geriau. Tai kaip izoliuota problema pornografija, aš nežinau, ar jinai labai dažnai egzistuoja, grynai kaip izoliuotas kažkoks. Tai aš irgi galvoju, kad tu yra, kažkaip pats nesu matęs, bet tai mačiau, bet kaip tai Caritas kažkokią iniciatyvą su to pradėjo, bet ten irgi, kaip supratau, tik tai nesenai. Tai žiūrėsim, kaip ten bus. Tai... Dar norėčiau papildyti, kad galbūt su tuo seksualiniu tokiu sutrikimu, nesuderinamumo susiduria įkalinimo įstaigose esantis asmenys. Nes išryškėja tokios formos kaip agresyvumas. Agresyvumas dėl nepatyrimo seksualinių santykių, bet lygiai taip pat ir ta tokia patirtis sukelti skausmą kitam. Tai agresijos išraiška. Tai vat izoliuotose aplinkose žmonės tai patiria kaip problemą. Ir turėkime omeny dar vieną dalyką, kad jeigu žmonės turi emocinių sutrikimų, aš turiu omeny fizinę prasme, tai yra psichinių sutrikimų, jiems irgi tai yra problema ir tada jie galbūt taip ramina save per pornografijos stebėjimą arba aktyvuoja save per pornografijos stebėjimą, bet lygiai taip pat jie tada pripažįsta, kad didėja jų agresyvumas ir tas vadinamas trumpalaikiškumas patirti tą gerą savijautą. Daug kalėjimų tai užsienyje yra pakankamai rimta problema, šiaip seksualinis nusikaltimas Lietuvoje, nežinau, kiek tai yra dažna, aišku, ta sistema vėliau yra palyginti. Kadangi man teko dirbti šitą darbą, tai žinau, kad tai yra didelė problema. Man teko dirbti šitose įstaigose ir tai žinau iš praktikos. Tiesiog viešai neišeina. Taip, patiems vyrams tai yra didelė problema. Būtent agresija? Taip, agresija, agresyvumas būtent dėl seksualinio nepatyrimo arba seksualinio patyrimo. Ir tai yra tokia vieša paslaptis, kad tai yra jiems aktualu stebėti, matyti, gauti tam tikrus draudžiamus dalykus. Tai yra. Taip, tai pabaigai tada dėl šitos klausos, tada taip užbaigiant galbūt. Tai vienas toks aspektas yra toks kontroversiškas, tai ryšys tarp pornografijos ir seksualinio smurto, aš vis minėt agresiją, įsivaizduoju, kad turbūt kažkokios terapijos metu tai turbūt netiek išneša, bet gal galite šį pasidalinti savo nuomonę, ar jūs išvelgėte tą ryšį ir kiek čia yra rimta problema, ta prasme, nes šiaip apskritai seksualinis smurtas, tai žinoma, mūsų visuomenėje yra pakankamai dažnas, bet kiek pornografija ten žaidžia, nes 70% apklaustų žmonių mano, kad ryšys yra tiesioginis. Tai ryšys yra tiesioginis iš tikro. Kaip Olegas sako, kad realiai šiaip pats pornografijos žiūrėjimas gali sukelti agresiją, nes dvi jėgos, kurios varo žmogų į priekį, tai yra agresija ir aistra. Tai jeigu nėra aistros, tai kas kitas atkels, jeigu ne agresija. Tai aš tą agresiją tada perkeliu miegamai, jeigu aš nejaučiu partnerio aistros, tai aš užsihaipinu ant viso to, ant visokiausių keistų, net ten būna raidžių derinių saitose, tai užsihaipinu ant to ir nešu tą agresyvę energiją į miegamąjį, ar nebūtinai jau tada į miegamąjį, ne, jau tada jau visaip gali būti, ne, kas liečia seksualinį smurtą. Nebūtinai, aišku, gali būti ir gerai, bet principe dažnai nešame agresyvę energiją. Tai tada dabar, kaip minėjau, norėsiu įsikišti prie apskritai tos problemos, tai dabar gal tokiais specifiniais aspektais. Jūs minėjot, kad yra kitos problemos, bet ar pastebite ryšį, pavyzdžiui, su depresija, nerimu, izoliacija galbūt? Šios problemos kartu eina dažnai? Jo, tai dažnai, būtent visą laiką, ne visą laiką, bet dažnai depresija, nerimas, izoliacija socialinė, netgi perdegimas, asmenybės tam tikri pokyčiai lemia tai, kad žmogus jaučiasi ne taip, kaip norėtų jaustis, nemaloniai, nepatogiai. Ir tam, kad jisai taip nesijaustų, nuimtų tą emociją, tikslingai vartoja pornografinį turinį. Kaip įrankį tiesiog, paprasčiausiai dėl to ir yra, kaip sakau, seksualinis kompulsyvus elgesys. Pornografija kaip turinys, bet gali būti one night standai, gali būti alkoholis, gali būti psichotropinės įvairios medžiagos, gali būti
Nu, bet kas iš esmės, netgi greitas vairavimas, ne? Tai vienas iš tų kokių kompulsyvių jausmų, elgesių, susiekiu nejausti tai, ką jaučiu. Arba čia gal- jausti daugiau negu jaučiu. Ir čia gaunasi kaip toks užburtas ratas, dėl to, kad jis jaučia kažkokį nepasitenkinimą ir jaučia depresiją, tada atlieka jau tą pasitenkinimo formą ir po to vėl depresija, dėl to, kad vėl tik tai tokiu būdu aš galėjau save nuraminti. Tai toks užburtas ratas, kuris niekad nesibaigia. Kaip pornografijos vartojimas nuveikia smegenų, kaip sakyt, akio sistemą, tarkime, nes, pornografija gal asmenys traukia dėl to, kad gali gana tiesiog minimaliom pastangom pasiekti kažkokio palengvėjimo, sakykime. Ar tai gal ir panašu su kažkokiam kitam priklausomybės paru, nes žmogus vartoja, pavyzdžiui, narkotikus jam kurį laiką gerai vartoti. Ja, tai iš esmės tas pats yra stimulas, tai taip pat veikia kokainas, krekas, amfetaminas, taip pat veikia pornografija, taip pat veikia Instagramas, taip pat veikia TikTokas. Jie visi veikia tuo pačiu principu. Aš kažką tai padarau, labai greitai gaunu rezultatą, kuris man patinka ir tada man sukilo motyvacija vėl tą patį pakartoti. Ir taip vartoju, vėl pakartoju tą patį, vėl gaunu motyvaciją, vėl pasijaučiu geriau, vėl kartoju. Tai Tik didėja dozė visą laiką, reikalinga vis didesnė kiekį. vystosi tolerancija. Tai pornografija smegenim daro tokią pat įtaką kaip kokainas, ir lygiai taip pat kaip ir Instagramas ir TikTokas. Realiai jie visi yra vienam lygmenį, kas liečia brain scanai, kai buvo daryti tam tikruos, tai visas smegenis šviečia energiją vienodai žiūrint tiek Instagramą, tiek pornografinę turinį. Kiti geriau gyvena negu aš. O kai sakėt, kad dar prašau, kai didėja dozas, tai čia pornografijos kontekste daugiau žiūri ir turbūt gal labiau smurtinės ieško, ar kažkokios labiau specifinės, tada jau... Kažkas labiau sujaudintų, tai irgi priklausomai nuo asmenybės. Vieni žiūri galbūt kažką agresyviau, kiti žiūri galbūt kažką keiščiau, tai irgi priklauso, bet kažką, kas sukeltų didesnį stimulą negu prieš tai. Tai kažkaip. Po to dar prisideda šoninė, tai pornografija jau nebejaudina, tai prisideda kokainas, kaip pavyzdys. O tai pornografija su kokainu, tada reikia dar kažko, tai ir tada žiūrim, kas dar gali sukelti, dėl to neretai tai persikelia paskui išorinį pasaulį. Priemenina detalės, nes gal ir nepilnamečiai žiūri, tai tų šių istorijų, gal būna kokių nors tokių gana crazy istorijų, kai žmonės ten prisižiūri, nustempat kartais. Ar jie nesako taip konkrečiai? Rakas sako, aš nežinau, gal tas kolegai papasakot. Aš nežinau tikrai, ar galiu sakyti. Ne, tai yra vadinamas yra konfidencialumas, bet tas nustebimas, žinot, kaip tu nesusijai tai su savimi ir tai galbūt nestebina, bet jeigu susietum su savimi, tada pradėtum galvoti, kad o kaip aš, o kaip man, jeigu taip, tai tada gal kažkas tai tokio ir baisaus pasidarys arba keisto. Tai kai tu nesusijai, tu tiesiog atlieki tą tokį darbą ir tiek. Bet žmonėms tai aktualu. Tai mes kalbėjome apie tas santykius ir aišku, kad žmonėm būna, kad kenkia tai santykiai, bet vis tiek santykiai yra ne apie vieną žmogų, kad bus žmonės, tarkim, tai ar kenkia kiekiems tam kovai santykiai, būna, kad ta prasme, kaip kenkia, sakykime. Kenkimas yra toksai, kad jeigu kenčia šeima, tai yra du žmonės, bet prie jų visada yra dar artimieji. Tai yra, jeigu čia sutrikimas, tai tada atsiranda tam tikra tokia seka, kad kažkam tai atsilieps. Mato, kad blogi santykiai, mato, kad kažkas tai ne taip gerai, o dar jeigu sužino tos platesnis ratas žmonių, tai jis yra paįvairinamas dar apkalbomis, galbūt kažkokios nuostatos kategoriškos ir ne visai priimtinos. Mūsų šalis vis tiek yra krikščioniška ir tas per religinę pusę dar to labiau, kad pradedama vertinti. Todėl tai net išsiplečia vos ne iki darboviečių, nes tai atsiliepia net ir pačiam žmogui ir darbe. Nes jeigu yra šeimoje problemos, jeigu yra dar šitie dalykai kažkokie tai, kurie slegia, tai ir ta darbinė aplinka galbūt tokia būna paveikiama. Tai jūsų paklausti, kaip manote, kada jau reikia tos profesionalios pagalbos, aišku, kai jau tą minėjau kompulsyvų elgesį, kaip mes tada galime aiškiau kažkokią ribą nusibrėžti, ar tiesiog jau žmogus pats turi įsivertinti, kad jau tai kenkia mano gyvenimui, suprasti tą ir tada keitasi tik. Tai galima tiesiog objektyviai įsivertinti per tos kriterijus, kuriuos sakiau, kad
tai jau yra daroma žala kažkokia, tai ne, vat santykiam, darbai, tarkim, jeigu darbe per pertrauką aš bėgu į tualetą pasižiūrėti pornografijos, ne, tai galima tikėti, kad tai yra jau toks žalingas nevartojimas. Kai negaliu kontroliuoti, kad tai kenkia kažkam, tai ir kai tai daroma slapta, su gėdos kaltės jausmais, tai va šitie momentai. Bet iš esmės ateiti, pasikalbėti pas specialistą galima visada. Net jeigu kažkas kitas pasiūlo, tai gali būti ženklas, ne, kad galbūt reikia, net jeigu pas nematau, bet net jeigu ir šiaip noriu pasitikrinti, visada siūlau ateiti pasikalbėti, išgirsti kitą nuomonę. Gal ten yra visai kiti dalykai. Bet yra ir tam tikrai objektyvus, kaip sakot, kaip Jo, tai va, tu galima įsitikti. Nes įmodui kartais subjektyviai, kai jis pripranta, gali būti sunku išverti. jo, tai va, tai vienas tų pagrindinių negebėjimas kontroliuoti. Tai dabar dar, kaip minėjau, kad būna tikrai dirba su žmonėmis, kurie turi šitas problemas. Kaip tas atrodo ta terapija maždaug? Ar yra kažkokia specifinė rūšis, kuri labiau veikia? Tai yra tiesiog bendro kažkokio pobūdžio labiau, kognityvinė, nežinau, tiesiog kaip tai atrodo praktikoje? Metodikų yra daug, bet tai tokios tikslinės metodikas, kad būtent šitam dalykui, na, tu negali pritaikyti kaip priklausomybė įveikos metodikos. Todėl, kad jeigu mes kalbam priklausomybės, tai vienas iš tokių kategoriškų dalykų tai yra tiesiog nustoti vartoti. Yra toks kategoriškumas. O čia nustoti vartoti, tai lytiniai santykiai jie nenustoja būti. Tai reiškia, žmogus vis tiek tą poreikį turi. Tik tai dabar nustoti vartoti, tai tada vienintelis variantas yra, kad nebūtų jokių prieigų prie interneto, jokių iš viso elektroninių įrengimų. Na, kaip psichoterapeutas Michaelas Galsopas, kuris daug dirbęs yra su priklausomybės narkotikų, tai jis tiesiai yra pasakęs, kad jeigu norime įveikti priklausomybę narkotikams, tai turi būti negyvenama sala. Tai šiuo atveju negyvenama sala žmogui, kuris domisi pornografija, tai gal irgi galima, tik tai dėl to, kad jis neturės galimybės prieigos prie elektroninių prietaisų, o visą kitą jis tada galbūt kurs pats galvos, kaip čia padaryti, kad jam būtų gerai. Jo, dažnai šiaip pirminę priežastį surandam, tai vat, tai būna vat, nerimas, depresija, potrauminės kažkokios sutikimas. Krizės sprendžiant tą akcentuojam, kad šoninė pornografija nepadeda. Tai jeigu tai nėra vat, kaip esminis tas dalykas, labai iš lėto šiaip prie tos temos reikia prieiti, nes neretai netgi būna pasakymas, kad o kodėl negerai, taigi visi žiūri. Tai ir realiai šiaip neturi ką atsakyti šitai situacijai. Ne, galiu paaiškinti mechanizmą tą visą, bet tai yra sunku suvesti, ne, kad tu taip jauties ir tau šitas trukdo jaustis geriau. Ne, nesako, kad aš kitų geriau jaučiuosi. Taip pat jūs minėjote apie tą negyvenamą salą. Aš noriu paklausti, pavyzdžiui, gali būti efektyvus tiesiog vadinamas detoksas kažkoks, kur aš tiesiog staigiai nutraukiu, viską išjungiu lauk ir tarkim kokią savaitę bandau susilaikyti, nu ne aš konkrečiai, bet ta prasme žmogus bando susilaikyti nuo to. Ar tai gali būti efektyvu, ar viskai, kaip jūs sakote, na, tada jau vos ne kaip į negyvenamą salą turiu. Žinot kaip, su žmogumi visada tu gali tartis arba susitarti, tačiau realybė gali būti visiškai kitokia. Tai jeigu su klientu tu bent jau tariesi, kad šiandien tikrai ne, nu, jisai galėtų garantuoti už šiandien, kad jis tikrai nepasinaudos, kad jis tikrai neįsijungs, kad jis tik nežiūrės. Bet jis negali, nei vienas klientas negali garantuoti, kad jis po savaitės to nepadarys ar po mėnesio. Tai bent jau sutarus, kad tai gali būti pirmas žingsnis, tiesiog su žmogumi kalbiesi ir vos ne kontraktą sudarai, kad nuo to laikotarpio tos tuštumos atsiranda ir atsparumas pornografijai. Bet jis tai turi pajusti savo kailiu. Tai va čia yra aplinka pagal mąstymą. Kol žmogus nekeis savo mąstymo metodikos, nes kiekvienas turim savo mąstymo metodiką. Kodėl mes tą darom? Ai šiek tiek, ai truputį, nieko čia tokio, galbūt vieną kartą. Tai va ta mąstymo pakeitimo metodika, tai jinai pakankamai ilgalaikė. Kolega minėjo, kad nėra taip paprasta. Kad 1-2 ir viskas. Tai reiškia, negyvenama sala, jinai yra metodas, bet šiuo atveju neįmanomas. Pasitaiko nors atveju, čia turbūt retesnė situacija, mes kalbėjome apie vieną žmogų, kuris kreipėsi ir buvo, kad kreipėsi jo artimieji, kad žmogus ar kažkas tokio būtų nutikę, kad jau ne tik vienam žmogui. Mano praktikoje taip,
Nes artimieji mato, kad tai yra problema ir jie mato, kaip keičiasi žmogaus elgesys. O elgesys keičiasi ne tik fizinė prasme, bet ir emocinė prasme, turbūt didžiąją dalimi emocinė prasme, o po to jau pastebi ir fizinį pokyčius. Tai va, artimieji tiesiog mato, kad keičiasi žmogaus elgesys ir socialinėje aplinkoje, ir darbinėje aplinkoje, santykiuose su žmonėmis, ir jie tada va, tiesiog išsigąsta. Ir tada pradeda ieškoti tų papildomų tokių šaltinių, kas čia galėjo įtakoti. Ir pastebi, kad va, šitas dalykas jiems yra probleminis. Nu, sunku iš tikrųjų kalbėti labai šitą temą. Prieš tai dar kaip nepaminėjau, kad klausėmės irgi klausimų žmonių, ko prie labiausiai turinio reikėtų. Ir didesnė dalis, pirmas pasirinkimas buvo, kad tikrų žmonių stoji. Bet aš kaip žurnalistas galiu sakyti, kad kad praktiškai neįmanoma net anonimiškai prisikaldžiau ką nors šitai temai. Tikrai įmanoma azartinių lošimų kitoms, bet šitai net anonimiškai yra tiesiog negalima. Tai tikrai bandžiau. Tai mūsų skaitytojai meta truputį mūsų daržą, kad to nepadarom, bet labai sudėtinga. Stengiamės bent su specialistais pakalbėti. Bet čia galbūt galima ir pasakyti, kad tai galbūt nėra tokia didelė problema, kad jeigu jūs nerandate va, tų pašnekovų, kurie matytų, kad tai yra problema. Nu, galbūt, bet tai, kaip sakyti, gal kokia tema tokia sudėtinga, labai mišinė. Anonimiškai mes sutikime tik anonimiškai vis tiek. Matot, porno industrija, jinai pakankamai stipriai išvystyta. Ir tai yra toks kaip vartojimas produktas, kaip ir koks maistas. Jis tiesiog visame kame visur yra, visur gyvuoja, tik priklauso nuo vartotojų, ar jie tą maistą paims. Bet porno industrija randa tos vartotojus. Tai jau gal tada einant po truputį prie pabaigos, manau dar svarbus klausimas, tai aptarti, ką žmogus pats gali padaryti, kokios gali būti prastinės strategijos, o kažkokie įrankiai, kaip valdyti tą įprotį, jeigu yra kažkokia problema. Tik tari, žmogus ir pats sau gali padėti, negali kreiptis į specialistą, gal ta problema netiek rimta dar. Gali, jeigu tas negyvenamas salos principas, tai kuo arčiau jos, iš esmės galima pačiam įsidėkti blokerius. Vėlgi, jeigu jau tą pradedi daryti, reiškia, suvoki, kad tai yra problema, tai galbūt tada iš karto vieta būtų ir kreiptis pagalbas, jeigu jau pradedi dėti pats blokeris, kad nežiūrėtum. Nes kaip ir su kitom priklausomybėm, dažniausiai yra suvokimas, kad aš galbūt vienas negaliu, kad man reikia kažko, kas man padėtų. Esmė yra ne vartoti, o kažką daryti vietoj to. Tai vat per ryšį dažnai galima susikurti tikrą santykį, kuris ir bus tas pakeitimas, kad nereiktų vartoti to greito kažkokio. Tai noriu mesti svorį, tai ne tik nevalgau cukraus, bet dar susikuriu santykį su treneriu ir sporto salėje. Tai čia lygiai tas pats metu, bet dar šone kažką tai darau, kas sukurtų tikrą tą atsaką. Mes žinome, kad priklausomybės tai dažniausiai, kaip sako, vienišumo liga, bet čia yra toksai ne visai vienišumas. Tik tai daugelį atvejų žmogus tada, kada jis mažiau veiklos turi, kada jis mažiau užimtas arba tiesiog neranda savo vietos šitam pasauly, jis tada ieško to greito tokio vartojimo, kas čia galėtų jam suteikti tą geresnį savijautą. Tai vienas iš patarimų visiems tai yra veikla. Tai gal tada jau tikrai prie pabaigos judant, tai gal norėčiau jūsų abiejų paprašyti, jeigu žiūrovas turėtų išsinešti vieną mintį iš šios laidos, dvi mintis, bet esminės. Tai gal galite vardyti, ką būtent norėtumėt pasakyti mūsų klausytojams ir žiūrovams. Aš turbūt pasakyčiau tokią vieną frazę, kurią jau paminėjau šiandieną pokalbio metu, kad jeigu yra probleminis vartojimas, būtent porno saitų, tai kad bent jau garantuotų už šiandien, kad šiandieną tikrai neįsijungs ir nežiūrės. Kad šiandieną tikrai ne. Čia tokia kaip mantra, kaip malda. Šiandieną tikrai ne. Rytoj atsikels ryte, vėl ta pati mantra, vėl pasakyti savo, kad šiandieną tikrai ne. Ir dar kelis kartus pakartoti. Man tai gal žinutė būtų, kad nėra gėda būti priklausomam ir nėra gėda kreiptis pagalbos. Jeigu turi problemą, tai ją reikia spręsti ir tiek. Supratau. Tai ačiū abiem pašnekovam. Su mumis buvo Vilius Ogenskas ir Leonis Danianovas. Tai ačiū pašnekovams už
turiningą pokalbį. Ačiū Jums, kas vyksta Kaune žiūrovai ir klausytojai. Su Jumis buvo kas vyksta Kaune žurnalistas Aleksandras Zanrovskis ir iki kitų susitikimų.